Sveiki mūsų brangus draugai, jūs kanale Ask and Talk ir pas mus šiandien svečiuose New Generation bažnyčios pastoriai Olga ir Marius Balčiūnai. Sveiki. 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 Toks banalus, bet super svarbus klausimas. Kaip jūs įtikėjote? Pradėsit nuo manęs, gal žodžiu įtikėjau prieš 17 metų. Mano gyvenime buvo įvairios problemos, su priklausomybė, su depresija ir žodžiu visą laiką bandžiau ieškoti laisvės, kaip įsivaduoti iš tų visų savo problemų. Ir žodžiu, galiausiai vieną dieną patekau pas žmonės, kurie man skelbė Kristų. Ir žodžiu, mane vieną dieną prisilietė šventoji dvasia prie mano širdies, prisilietė viešpats ir žodžiu, ir aš taip įtikėjau. Ir žodžiu, tada, kai prisilietė Dievas, tai buvo mano gyvenimas, kažkas įvyko tuo momentu, kai man pastorius, ten tarnautojas, kvietė priimti Kristų į savo širdį, aš kaip pasimeldžiau, kažkas įvyko, net kaip ir nesupratau kas, bet kažkas įvyko. Ir laikui bėgant aš gavau pilną laisvę ir mano gyvenimas radikaliai pasikeitė. Ir nuo pat pirmos dienos, kai aš įtikėjau ir toliau tarnavau viešpačiui. Kiek čia metų vis jau tikėjome? Tai sakau, 17 metų kažkur ir žodžiu, nuo to momento mano taip mano tas tikėjimo laikotarpis labai įdomus buvo, nes kai aš tikėjau, pas mane atsirado jau noras padėti tokiam pat žmonėmis, kurie tenais vartoja kvaišlus, nes aš gavau laisvę didelę. Ir tokiu būdu, žodžiu, atsirado noras tarnauti žmonėms ir laikui bėgant pradėjau šitą darbą ir su priklausomais asmenim ir po kažkiek laiko tapau pastorius. Olga, o kaip jūs? Mane vyras atvedė. Žodžiu, mes su juo iš tikrųjų pažįstami šiai dienai 20 metų, mes gyvenam tam pačiam kieme. Ir aš jį pažinojau kaip visiškai kitą žmogų. Ir paskui mes susitikome gal po kokių, 6 metų ar kažkas ten tokio. Ir aš tuo metu buvo man toks sunkus mano gyvenimo etapas. Praeidinėjau ir jis buvo tas žmogus, kuris išlaikė visas mano ašaras, atlaikė. Ir jis būtent ir tapo tas žmogus, kuris mane supažino su Dievu, kuris pasakė, kad yra kitas gyvenimas, kuriame tu gali rasti antgamtišką ramybę, kur tu gali pažinti tikrai Dievą. Ir taip aš ir atėjau pas Kristų. Pamenu, aš jo klausiu, kaip man pažinti Dievą, nes aš žinojau taip, kad reikia nueiti į bažnyčią, pastatyti žvakutę, ar tenais eiti ten palaimina kiaušinius per Velykas. Va toks man buvo tikėjimas, kur aš ten tiesiog nieko net nesupratau ir nežinojau. Ir tuo metu, kada mes pradėjom bendrauti, pas mane buvo nervinė epilepsija ir depresija. Jau daugelį metų gėriau vaistus stiprius ir man sakė, kad aš visą gyvenimą turėsiu gerti. O vyras man sako, tuo metu aišku, jis ne vyras buvo ir jis sako, Olga, išbandyk viešpatį. Aš galvoju, kaip tai galima išbandyti viešpatį? Aš taip įsivaizdavau, kaip čia tokia. Jis sako, tiesiog pradėk kalbėti, taip, kaip jis yra, pradėk kažkaip tai iš savęs. Ir aš atsimenu, kad atsistojau, tokia padėtim, galvoju, gerai viešpatį, jeigu tu esi, tai išgydyk mane. Aš labai norėjau pajusti jo prisilietimą būtent fiziškai ant manęs, kad ne iš kažkieno tų pasakojimų, bet būtent aš esu toks žmogus, kad man reikia pajusti, patirti visą tai ant savęs. Ir tiesiog, atrodo, po tokios juokingos, galbūt atrodančios, galbūt tokios maldos, aišku, meldėsi daug ir mano vyras, pasninkavo už tai, bet aš gavau laisvę. Ir tai man buvo didžiulis įrodymas, kad Dievas yra. Ir noriu dar pridėti tai,
kai viskas buvo, tada kai mano gyvenimas buvo pilnai sugriuvęs, aš įtikėjau būtent reabilitacijos centre. Ten atvažinėdavo įvairūs pamokslininkai ir, žodžiu, man labai sunkiai ėjosi tas mano sveikimas, vis pabėgdavau, išeidavau, nes tas nuodėmės jėga, jinai buvo tokia stipri, kad aš negalėjau jos suvaldyti ir visą laiką pabėgdavau, išeidavau ir grįždavau prie vartojimo. Bet tada, kaip man skelbė Dievo žodį ir sako, kas nori priimti Kristų į savo širdį, kuris gabus sugriauti bet kokį prakeikimą žmogaus gyvenime, kuris gabus atleisti visas nuodėmes, jeigu tik priimsi Kristų į savo širdį, įsileisi jį, tavo gyvenimas radikaliai pasikeis. Ir tada, kai aš pasimeldžiau, antiek Dievas uždegė mano širdį, aš atgimiau naujai. Ir prisimenu, žodžiu, paskui ten tas vadovas nusintė mus į Biblijos mokyklą ir aš taip stipriai išgyvenau viešpatį, kad gavau tokią laisvę, mane taip Dievas stipriai pripildė, kad aš daviau Dievui pažadą. Aš pasakiau, kad kai aš grįšiu iš tos Biblijos mokyklos į savo šalį, čia buvo Ukrainoje ta Biblijos mokykla, aš visiems papasakosiu apie Kristų. Ir aš daviau Dievui pažadą, kad sakiau, kad visiems liudysiu apie Kristų ir neisiu miegoti tol, kol vienam žmogui nepapasakosiu apie Kristų. Įsivaizduokit, man buvo tada 23 metai. Vaikis, kuris įtikėjo į Kristų, pilnas tikėjimo, grįžta į Lietuvą ir, žodžiu, aš einu gatvę ir davęs Dievui pažadą pradedu skelbti Dievo žodį žmonėms. Paskui galvoju, reikia augti daugiau Dieve. Ir daviau Dievui pažadą, kad kol vieno žmogaus neatvesiu į atgailą, tol neįsiu miegoti. Taip išeidavau, skelbdavau Evangeliją, melsdavausi už žmonės. Tada pažadą daviau, kad galvoju, reikia augti daugiau Dieve. 2 žmonės atvesiu. Žodžiu, ir skelbiau Evangeliją. Ir tada nutariau 3 žmonės, įsivaizduojate, 3 žmonės per dieną atvesti į atgailą. Ir jeigu tai buvo tas pats žmogus, nesiskaitė. Turėjau skelbti žodį, skelbdavau, jis priimdavo Kristų į savo širdį ir man tai jau įsiskaitydavo. Aš norėjau augti Dieve. Ir įsivaizduokit, tai atrodė vaizdelis toks. Išeinu, automobilio aš tai neturėjau. Paskui aš gyvenau Vilniuje, žodžiu, sėdu į autobusą, o prieš tai laukiau autobuso, tenai stoteliai žmonės. Aš jam iškart skelbiu Evangeliją, jie visi manęs klauso. Atvažiuoja autobusas, įlipu į autobusą, jie visi sėdi kaip bažnyčioje ir važiuoja į pragarą visi. O aš tam autobuse, aš tokią viziją pamačiau. Aš kaip aš šokau, sakau, labą dieną, aš esu Marius, tikintis žmogus ir noriu jums papasakoti apie Kristų. Ir taip skelbdavau, tada išlipu iš autobuso, persėdu į kitą. Ir, žodžiu, skelbdavau 6 metus, tai dariau diena iš dienos. Tik vieną kartą nusidėjau, netvedžiau 3 asmens, vieną kartą gyvenime netvedžiau 3 asmens prie atgailos. Vieną kartą per 6 metus. Žodžiu, kodėl aš jums tai kalbu? Kalbu apie tai, kad kur aš beateidavau, visur skelbdavau Evangeliją. Ir vienas iš mano vaisių, tai mano Olga, kuri, žodžiu, klausė, žodžiu, ir įtikėjo per mane. Ir per tuos 6 metus, per tą laikotarpį, atrodo, žodžiu, buvo toks, atrodo, labai toks metodas, visi kritikavo mane ir ten kažkas filmuodavo mane, susukdavo filmukus prieš mane, žodžiu, čia į laikraštį bandė sakyti, kad pavadino mane apsimalavęs evangelistas ir buvo pavadinęs viešojo transporto pranašas. Bet per tuos 6 metus, kiek aš skelbiau žodį, atsirasdavo žmonės, kurie man susisiekdavo su manim ir dėkodavo Dievui, kad vienas žmogus įtikėjo stoteliai klausydamas, kitas autobuse, 3 kažkur tenais prie parduotuvės ir taip toliau. Tai toks Evangelija, tai Dievo jėga išgelbėti kiekvienam, kuris tiki. Ačiū Jums už tokį liudijimą, labai įdomus. Iš tikrųjų labai įdomus ir net man atrodo, žmogui reikia antiek mylėti Dievą ir nebijoti skelbti Evangeliją, kad kiekvieną dieną 6 metus autobuse, troleibuse skelbti
Dievo žodį. Ir jeigu jums įdomu, aš papasakosiu, kaip įvyko mūsų pirmas pasimatymas. Tam, kad jauni žmonės nebijotų kalbėti, kas jie yra iš tikrųjų, ypatingai tie tikinti žmonės. Kai mane vyras pakvietė į pasimatymą pirmąjį, mes nuėjome ir jis man nekalbėjo kažkokius ten tokius gražius dalykus ir man komplimentus. Jis man pasakojo apie šventąją trejybę. Tai buvo mūsų pasimatymo toksai pokalbis. Ir aš tiesiog skatinu jaunimą nebijoti būti savimi. Ir jeigu tai antroji pusė yra iš Dievo, patikėkit, ji niekur nepabėgs. Netgi jeigu ta mergina arba tas vaikinas šiai dienai yra netikintis. Tikrai nereikia bijoti ir reikia būti drąsiam kalbėti, kad kas aš esu. Man Marius visą laiką sakydavo, Olga, aš nesu kažkoks tai verslininkas, aš nesu kažkoks tai sportininkas ar ten dar kažkas, aš esu Dievo žmogus, aš esu evangelistas. Ir tai mane tikrai negazdino. Ir kai važiuodavome su juo tuo pačiu autobusu, mes neturėjome automobilio, tik įsėsdavom, jis man duodavo savo rankinę, sako, laikyk, aš jau gal sakydavau, gal nereikia, sako, reikia. Ir jis evangelizuodavo. Paskui pasimint, po kiek laiko jis man sako, tu praėjai savo egzaminą. Bet iš tiesų, ant kiek suprantate, dabar, kaip čia pasakyti, aš tikiu, kad mylintiems Dievą viskas išeina į gerą. Dievas paruošęs mums yra geriausia ir antra pusė. Jis jau sumokėjo kainą ant kryžiaus 2000 metų atgal. Jis paruošė mums ir antrą pusę, jis paruošė mums ir tarnavimą, jis paruošė mums ir nuostabų gyvenimą Dieve, kur mes galime atrasti save. Ir kaip velnias jis mus bando suteršti savo neigiamom mintim, apgauti mus, kad mes bijotumėm pasakyti, kas mes tokie esame. Suprantate, realiai Dievas, matydamas mūsų širdis, jis turi antrą pusę. Jaunimas, pavyzdžiui, tikrai kažkas ieško antros pusės. Pirmoji eilėje ieškok viešpaties, tarnauk viešpačiui ir ateis visi palaiminimai. Ir aš tikrai nesigėdėjau, aš iš karto sakiau, kad aš tikintis žmogus, kad aš, žodžiu, vaikštau į bažnyčią, tikiu į Jėzų Kristų ir tikrai to, žodžiu, nebijojau pasakyti. Ir Dievas man davė antrą pusę, kuri iš esmės buvo net šalia, tai mano kaimynė. Nors aš ieškojau po visą pasaulį savo antros pusės. Kaip ir visi, manau. Ieškau kažkokiose konferencijose, tenais Vokietija, Ukraina, Lenkija, ten jau žiūrėdavau, kur ten ta mano išrinktoji sesuo, kur ta mano žmona, kur ten galėčiau, žodžiu, kur mano antroji pusė. O Dievas toks yra, kad jisai paruošęs mums antrą pusę ir atrodo, kad Olga mano kaimynė, ieškojau visur kitur, o čia viskas buvo šalimais. Supratau, gerai. Olga, aš tokį klausimą turiu. Girdėjau, pas jūs buvo viena tokia įdomia istorija, kada jūs pirmą kartą atėjote į bažnyčią. Galite truputį apie tai papasakoti, kaip priėmė bažnyčią jūs? Aš pamenu, pradžiai pradėjau aš vaikščioti į namų grupės. Tai ten visi tai toksai įdomus toks bendravimas buvo. Ir atėjusi į bažnyčią, taip, gan iš tikrųjų dabar šiandien prisiminus, tai gan juokinga tai pasirodė. O aš dar tokia, žinot, kaip pasaulietė, tokia, dar visiškai nepažįstanti nei Dievo, nieko, dar pati net nesuprantusi, kas aš esu, dar jauna mergina, ten kiek man tada buvo, gal 22 metai, kažkas tai tokio jo. Ir pamenu, sako, Mariau, kokią tu čia merginą atvedi iš kokio klubo, sako. Čia dėl išvaizdos? Jo, tai va. Tai aš atsimenu, kaip aš atėjau, pasakiau atgailos maldą. Tai buvo toksai laikas, kada aš nebuvau tokia, kad pasinerčiau ir staigiai iškart viską priimčiau. Vaikščiau kurį laiką į bažnyčią, gal kokius 4 mėnesius, taip, kažkur tai va.
Ir visą laiką visko domėjausi. Pas mane buvo daugybė klausimų, o kas taip, o kas ten, o kas šitokio. Aš visą laiką uždavinėdavau tos klausimus, nes man visą laiką buvo, man svarbu, į ką aš pasineriu, kas tai yra, ir man reikėjo viską įsiaiškinti. Į kuriuos klausimus aš gaudavau atsakymus. Ir pamenu, buvo tarnavimas, kaip tarnavo mano vyras. Ir aš tada tokia gavau paraginimą išeiti ir pasimelsti tą atgailos maldą. Kaip paskui pasakojo Marius, kad sako, aš pamačiau tiesiog naują žmogų esantį ir kviečiau, norėjau, kad jis išeitų į atgailą. Ir sako, paskui pasižiūri, sako, kad aš išėjau, tai sako, man taip daug džiaugsmus buvo. Bet žinot, kas juokingiausia, paskui, kad aš pasimeldžiau atgailos maldą, prie manęs priėjo bendruomenės nariai ir sako, Ole, tave Marius privertė. Išeiti į atgailą. Ne, iš tikrųjų, buvo toksai nuostabus laikas ir netgi ir dabar, kad, pavyzdžiui, nors mano vyras stipriai tikintis, toksai karštas yra ir toks tikėjimo žmogus, niekuomet jis neversdavo mane, kad tai tu privalai ten tarnauti, privalai ten dar kažką. Antiek tai visą tai tokia, taip viskas lengvai, paprastai ir nebuvo tokio jausmo, kad, žinai, kad kaip kiša į tave, tu privalai ten tikėti. Ne. Visą tai buvo su tokia meilė, su tokia šiluma ir aš matau, kaip Dievas veikia per jį. Nes, pavyzdžiui, jeigu mūsų šiandienos tema ir yra šventoji dvasia, tai aš pradžiai papamokslavau jai. Tada, kaip ir sakė, tam pirmam pasimatėme apie šventąją trejybę, kažkodėl temą šitą įsirinkau pats sunkiausią. Bet jūs jautėt kažką širdį. Aš visokiam temam truputį papamokslavau ir atidaviau į Dievo rankas į šitą situaciją ir pats buvau pavyzdžių jai. Nes žinojau, kad pranašas nebus pranašas savo tėviškiai. Jau nenorėjau labai tenai spausti jos, tiesiog paskelbiau Dievo žodį, atidaviau Dievo rankas, todėl daviau šventai dvasiai veikti jos gyvenime. Jis stebėjo mane, o aš buvau tas pavyzdys, kuris ir atspindėjo Jėzų Kristų. Jis matė mane, matė mano darbus ir tie darbai tai buvo kaip veiksmai, kaip tie darbai kalbėjo patys už save. Šiais laikais Dievas gali išgydyti žmogų be medicininės intervencijos. Aišku, jis gydė, gydo ir gydys. Jėzus Kristus vakar, šiandien ir per amžius tas pats. Papasakok, ką viešpats padarė tavo gyvenime. Iš tikrųjų, pas mane ne vienas yra liudijimas apie tai, kai viešpats mane išgydė. Taip, kaip aš ir pradžiai sakiau, pas mane pradžiai buvo ir epilepsija, ir depresija, nuo kurios aš gavau pilną laisvę. Ir jau dabar, kaip 13 metų visiškai esu laisva. Paskui, kai mes susitikime, išgirdau diagnozę, kad aš neturėsiu vaikų. Pas mane antiek buvo tokia kaip problema su hormonais ir sako, kad ten tau reikės labai ilgo gydymo, bet ir tai sako, aš nemanau, kad tu turėsi. Ir aš pamenu verkiu, sakau, Mariau, sakau, tai kaip čia dabar taip, žinai, pradėjau toksai vos ne kaip kaltinti Dievą, kodėl jis taip daro, kodėl čia taip vyksta. Marius sako, tu nusiramink. Sako, tu nurimk. Tu sako, į ką mes tikime? Mes tikime į gyvą į Dievą. Ir kada mes girdėjome tokias diagnozes į mano pusę, kai sakė gydytojai, kad tu negalėsi turėti vaikų, viešpats mums po 2 mėnesių mes sužinojom, kad mes laukimės dukrytės. Ir šiandieną jai 10 metų, gražuolė ir, žodžiu, protinga, nuostabi, palaiminta mergaitė ir viešpats viską gali. Kas neįmanoma žmogui, įmanoma Dievui. Amen. Ir žinote, dėl to mes ir taip karštai tarnaujame, nes aš kaip mes išgyvename realiai Olgos išgydymas, Elingos dukros gimimas. Elinga reiškia išrinktoji, mes taip ir pavadiname. Tai įsivaizduokit, viešpats padarė tokius stebuklus mūsų gyvenime. Jis gydo, gydė ir gydys. Svarbu tikėti į tai. Tikėti ir pasitikėti Dievu. Ir jeigu šiandieną, būtent galbūt aš kreipiuosi į žiūrovus, kurie šiandieną praeina tam tikrą tokią situaciją,
kuris pats neturi jėgų melstis. Netgi būna toks laikas, kada tu pats net nebetiki. Dėl to reikalinga mums bendruomenė. Mums reikalingi žmonės, kurie tiki. Ir tikrai yra daugybė taip pat ir mūsų bendruomenėje liudijimų, kada atrodo pas žmogų yra nusivyrusios rankos ir kada jau atrodo to tikėjimo nebėra, atrodo, kad nėra išeities, veikia malda, artimoji malda, bažnyčios malda. Tikrai viešpats per amžius lieka tas pats, buvo ir bus. Nes iš esmės, mes, žinot, kaip žmogus labai jis pripratęs pasitikėti savo kažkokiais resursais, pasitikėti savimi, pasitikėti daktarais, kurie, tu pripratęs prie tų metodų, atėjai, tau išrašė vaistus, pagėrei ir žodžiu, tau susitvarkė tenais sveikatos būklė. Ir baisiausia tai, kad žmonės susitaiko su šita diagnozė ir jiems taip gerai yra. Vat kaip nors, sergu, tai jau yra kaip yra, tai eisiu ar pas daktarą, ar vaistus išgersiu. Tai ką Dievas nori padaryti? Jis nori padaryti taip, kad mes labiau pasitikėtumėm į jo ir jis nukirptų mus nuo išorinių šaltinių. Ir mes ateitumėme pas Jėzų Kristų, pas viešpatį, kuris gali išgydyti, atstatyti ir išlaisvinti. Jis nori, kad mes pasitikėtumėm jo ir sugrįžtumėm į tą santykį su Dievu. Bet kažkodėl lengviau eiti pasitikėti išoriniais veiksniais. Bet būna kitaip. Būna, kad žmonės netiki daktarams. Ir jie sako, aš tikiu Dievui, Dievas mane išgelbės ir išgydys. O jam sako, netgi būna, kad pasariai sako, eik pas daktarą. Jis profesionalas, daktaras čia irgi nuo Dievo. Taip. Aišku. Jo, o būna žmonės sako, ne. Lukas irgi buvo daktaras. Todėl, suprantate, jeigu, pavyzdžiui, tu meldiesi ir neįvyko stebuklas tavo gyvenime, eik pas daktarą. Tai ką dabar, žodžiu, dantis sugedo, karisas, plombos, reikia statyti, suprantate, tai ką, meldžiuosi neišgyjai, tai ką dabar daryti. Tai čia aš tai vadinu super dvasiškumas, duhamanizmas. Tai yra beprotybė. Todėl yra pastoriai, yra lyderiai bažnyčioje, kurie padės tam žmogui, suprantate, susidėlioti mintys į vietą. Kad, ta prasme, nieko blogo nueiti pas daktarą ir kuris gali tikrai padėti tam žmogui. Nes čia buvo viena situacija, žodžiu, viena sesuo, pas ją vaikas 40 temperatūra, o jinai meldžiasi, Dievas jos neišgydo ir jinai neina pas daktarus. Tai sakau, kas bus, jeigu tavo vaikas numirs? Eik pas daktarą. O tai pastoriau, aš negaliu eiti pas daktarą, nes aš tada būsiu netikinti. Tai va, čia yragi kitas kraštutinumas. Kaip jūs tapote pastorium? Čia širdies ir Dievo pašaukimas, ar kažkas pastatė į šią poziciją jūs? Tik tai pastatė viešpats į šią poziciją, pirmoji eilėje. Nes kas yra pastorius? Pastorius tai tas, kuris tarnauja žmonėm, myli žmonės, tai yra pašaukimas iš viešpatės. Ir kai tu tarnauji žmonėms, kai tu myli to žmonės, žodžiu, mane pradėjo, pavyzdžiui, jau tie žmonės, kurie seka paskui mane, vadinti mane pastorium, nors aš dar nebuvau pastorius. Kas tas pastorius? Yra ganytojas, kuris atsako į žmonių poreikius, stengiasi patarnauti tiem žmonėms. Tai mes ir tapome, tarnaudami viešpačiui, darydami, ką gali mūsų ranka, žodžiu, pamatė potencialą ir jau paskui pastoriai ir tokiu būdu mes ir tapome. Bet pas Marių visą laiką buvo tas toksai troškimas, noras, jis, dar kada mes tik tai tarnaudavome priklausomiems asmenims, pas jį visą laiką degė ta ugnis, tas troškimas, jis tiesiog, man atrodo, gimęs tas toksai dvasinis tėvas, kad būtent auginti tos žmonės ir pasitikėti, pasikliauti, padėti. Ir aš matau, kaip Dievas dirbo per šitos visus metus,
dar iki pastorystės su jo širdim. Ir aš matau, koks šiandieną jis yra. Tai aš manau, kad tai ne profesija, tai yra pašaukimas. Amen. Pastorių. Tikrai taip. Jūs su žmona visą laiką kartu. Nedaugėjo konfliktų? Neatsibodot vienas kitam? Ne, mes Būna konfliktų. konfliktų visą laiką būna šeimoje, nes netikiu tokioj šeimoje, kur nėra namų, kaip sakoma, nėra namų be dūmų. Kas liečia, tokių konfliktų, nežinia, kažkokių nėra, bet kažkas ten gali būti, kažkokie tenais nuomonių nesutarimai, bet ir tai, mes papildome vienas kitą, mes netrukdom vienas kitam. Aš net kažkaip, man net ir nepatogu vienam važiuoti kažkur, mes taip pripratome, kad mes ir esam du, sako, taps vienas kūnas. Netrukdys, o kaip tik papildys. Ir net čia man tokių net minčių nėra, kad kažkaip tenais jinai trukdytų. Man kaip tik padeda. Buvo toksai laikas, kada mes iš vis buvom 24 valandas per parą kartu. Nuo ryto iki vakaro, žodžiu, visą laiką mes šitagi buvo. Šiuo metu aš truputį ir darbuojuosi salone, iki to buvo 3 dienas, o dabar man vyras sako, pakaks tik 2, man jau reikia daugiau tavo laiko, reikia, kad daugiau tenais, jau yra, vis tiek daugiau tarnavimo, viską. Tai va, ir iš tikrųjų, ką galiu pasakyti, šiai dienai mūsų santuoka yra tokia harmonija ir toks komfortas, kad nėra tokia, kad mes gyventumėme, žinot, kaip kiti bando ten prisitaikyti. Pas mus ant tiek viskas natūralu, tokia ta harmonija, tokia ramybė, stengiamės mes kalbėti. Ir tai yra didžiulis toks palaiminimas, kada tu nori grįžti namo. Kada tu nori kartu laiką leisti. Mes visiškai neseniai atšventėm savo 12 metų vestuvių metinės. Irgi kartu leidome laiką. Irgi skatinu tai daryti tarnautojams, nes iš tikrųjų kiek būna bendrauja, būna kiti pasineri grinai tarnavimo, o šeimoje, santykiuose neskiria vienas kitam laiko. Reikia būtinai skirti vienas kitam laiko, vaikščioti į pasimatymus, bendrauti, kalbėti. Tai yra reikalinga. Kaip ten bebūtų, gali ten tu pasinerti ir, sako, aš pilno laiko tarnautojas, aš neturiu laiko. Bet sakau, palauk, visą tai paskui atsiveria ir tavo tarnavime, ir tavo darbuose, ir tavo bendravime visur. Tad turi būti vis tiek tokia kaip harmonija, kad mes turime vienas kitam taip pat laiką skirti. O tame ir yra ta šeimos vis tiek turi būti tas stuburas, kad mes turime ir kūnas, siela ir dvasia. Kaip bebūtų, visame šitose sferose mes turime papildyti vienas kitą, bendrauti ir kad būtų įvairūs pokalbiai. Tai yra svarbu. Kaip Jūs manot, tarnautojų vaikams sunku dėl dėmesio stokos? Jiems yra dėmesio stoka? Aš manau, visą laiką yra tarnavimas atima tikrai laiko daug, aš manau, tikrai turėtumėme, dėl to ir turim balansuoti savo laiką ir disciplinuoti save, kad paskui neperlenktumėm lazdos ir neatsitiktų įvairias problemas ir šeimoje. Todėl aš manau, kiekvieno tarnautojo, kaip čia pasakyti, vaikai irgi kažkiek kenčia, bet turim kažkaip disciplinuoti, susidėlioti tą laiką. Mes iš tikrųjų ir stengiamės tam, kad ir vienas kitą pakoreguojame, iš tikrųjų tai padedame, kad būtent vaikas neliktų be dėmesio. Yra tam tikros atsakomybės, kurios, pavyzdžiui, mes skiriame laiko su vaiku, kad ir jai, pavyzdžiui, laiko skirti, ir kad bendravimas būtų, ir padėti pamokas paruošti, ir kad ji nesijustų vieniša. New Generation bažnyčia. Čia lietuviška bažnyčia ar užsienio filialas? Čia yra, kaip čia pasakyti, pas mus yra pati pagrindinė bažnyčia, yra Rygoje, mūsų pastorius Aleksejus Liudejevas. Tai naujoji karta, ar New Generation, tai yra filialas Rygos bažnyčios, bet čia lietuvių bendruomenė. Jinai yra po visą pasaulį, kiekvienoje šalyje tenais ir įvairiose šalyse yra tokios bendruomenės.
Kokie žmonės lanko jūsų bažnyčią? Įvairūs žmonės. Stengiamės tikrai, kad nebūtų, kad būtų, mano tai svajonė, kad būtų įvairūs žmonės, ne vien tik tai močiutės, arba ne vien tik tai vaikai ar jaunimas, kad būtų įvairaus amžiaus žmonių. Bet pagrindė tai būna koks pastorius, tokia ir bendruomenė. Tai reiškia pas jūs daug jaunimo? Įvairiai pas mus. Įvairiai. Neskaitai save jaunimu. Bet šiaip jaunimo turit? Turime. Ir mano tikslas ir noras, kad kuo daugiau jaunimo būtų, kad kuo daugiau jaunimo degtų dėl Viešpaties, kad kuo jaunimo daugiau skelbtų Evangeliją, kad būtų tokių kaip aš, kuris 23 metų nesigėdino nieko. Jūs įsivaizduojate, čia buvo kažkas, kai matydavo žmonės tuos mano video, vieni pykdavo, kitiems buvo toks įkvėpimas ir pavyzdys, kad jaunuolis, kuris skelbė Evangeliją, nieko nebijodamas ir nesigėdinamas, skelbė Jėzų Kristų. Aš manau, čia ir yra tai, kai Viešpats nori, kad mes visi skelbtumėm Evangeliją. Todėl čia tas toks įdomus labai klausimas. Kaip padaryti, kad jaunimas jisai norėtų ateiti į bažnyčią? Kokia turėtų būti bendruomenė? Kaip turėtų atrodyti viskas? Kokia atmosfera turėtų būti? Čia sunkus klausimas. Taip. Nes dažniausiai, kaip čia pasakyti, ar jis gerai jausis toj bendruomenėje. Aš suprantu, kad Viešpats Jėzus Kristus gali prisiliesti prie visų širdžių, čia kalbos nėra, bet norisi, kad kuo daugiau jaunimo degtų dėl Viešpaties ir tarnautų jam. Mačiau, ant kūno pas jūs yra tatuiruotė. Taip. Ką jūs galvojate apie tai? Ar priimti krikščioniui turėtų tatuiruotę? Jeigu jis padarė jau įtikėję. Aš tai manau nepriimtina. Šitą tatuiruotę, tai čia praeitam senam gyvenime, kai dar nebuvau tikinti žmogus. Aš tai skaitau, kad net ir Dievo žodis apie tai rašo. Skaitau, tai yra nepriimtina ir nereikia to daryti. Bet dabar daugelis net nenori apie tai girdėti. Pas kažką ten super maloniai yra bažnyčiose, viskas vos neleistina. Kažkas ten Jėzus įsitatuiravau, arba tenais myliu Jėzų Kristų. Žinai, man tai kažkaip, man toks tas dabar liberalizmas bando ateiti į tas bažnyčias, arba ten, žinai, todėl ir aš skaitau, kad taip neturėtų būti, nes Dievo žodis taip prašo. O man iš karto klausimas, dėl ko tau to reikia? Dėl ko reikalingi, tokie, aš pasidarysiu. Čia yra, aš manau, kad labiau tokie vidiniai žmogaus dalykai. Nes šiaip tai, kada žmogus yra pripildytas, kada viduje jam gerai, kada tu tiesiog priimi save toks, koks tu esi, o kam to reikia? Tiesiog man. Aš visiškai iš kitos tos pusės irgi ten žiūriu apie tas pačias tatuiruotės ir panašiai. Aš nematau netgi tikslo to. Čia svarbu irgi pasišnekėti su tuo pačiu žmogumi. Paklausti savęs iš dalies, gerai, jeigu tau yra gražu, bet tai ar nejaugi tas pats, tu ar taip negražus ant kažko? Bet čia ne tas klausimas, Olga, čia gražu ar negražu, yra Dievo žodis, tai yra mūsų pats pagrindinis šaltinis, kuriuo mes remiamės. Tai mūsų didžiausias autoritetas, kurį gyvena pagal šventąjį raštą. O ten jau kam mums supanašėti su pasauliu? Ir taip, ir to liberalizmo pilna bažnyčiai. Tai kuom mes tada skiriamės, kuom tada skiriasi bažnyčia nuo pasaulio? Ką jie dabar čia žiūri, vos ne kas antras skiriasi krikščionybėje. Paskui užduodi klausimą, tai kodėl tenais tu skiriesi? Tiesiog aš nusprendžiau. O kodėl nusprendė? Todėl, kad nuėjo pas kažkokį tai pasaulietį psichologą, kuris jam sako, tu esi gyvenimo centras, mesk tą antrą pusę ir tavo problemos išsispręs. Tai man vėl kyla klausimas, tai kuom bažnyčia, tokia bažnyčia, skiriasi nuo pasaulio?
Nu, ne taip turėtų būti. Yra šventas raštas ir tai mūsų didžiausias autoritetas, kuriuo mes turime remtis. Aišku, jį traktuoja, tą šventą raštą, galime ir pagal save padaryti. Bet, žodžiu, vis tiek, aš skaitau, mes neturime supanašėti su pasauliu, o būti panašėti su Kristumi. Mums reikia panašėti su Kristumi. Ačiū. Lankant jūsų bažnyčią, pastebėjau, grojant kažkokį keistą instrumentą, kaip ragą tokį. Tai čia kažkokia tradicija? Ne, tiesiog su šafaru pūtė ten vienas brolis. Man patinka, apskritai mano svajonė kaip pastoriaus padaryti šlovinimą aukščiausiam lygiai. Bet ten buvo maldos metu. Tai gali būti, mes nieko prieš, tai jeigu būtų tas brolis, gali pūsti jisai tą šafarą, aš skaitau, tai labai nuostabus instrumentas ir jis Dvasinis toksai. Taip. Ne, tenais nėra kažkokia išskirtinė tradicija, bet vat, kuo daugiau įvairių instrumentų, tuo geriau. Aš galvojau, kad jis kažkaip, nes čia buvo malda ir visi meldėsi šventą dvasią, aš galvojau, gal kaip nors stimuliuoja, kad pripildytų žmonės šventą. Bet tai, Andžiau, kiekvienas instrumentas skirtingas, jis duoda savo garsą, jis atduoda savo atmosferą. Taip, dėl to, žodžiu, aš manau ir žmogus ir prisipildo, tai kažkaip, vat. Šlovinkite jį visais instrumentais, ne? Amen. Tad aš manau, kad kiekvienas muzikos garsas tiesiog jis gali būti atverti dangų, ne, ir pripildyti tą atmosferą bažnyčią, Dievo šlovė, atmosferą amen. ir tiesiog padaryti tokią tirštesnį, kad padaryti tokią, kad tenais šventa dvasia galėtų daryti darbą, paruošti tą visą dirbą. Kaip jūs galėtumėt mūsų auditorijai papasakoti apie šventą dvasią? Kas tai yra? Čia asmenybė, čia Dievo dovana, čia savijauta. Tai asmenybė, tai viešpats, šventoji dvasia tai Dievas, kuris ateina švelniai, tyliai, kaip balandis gali būti, kaip švelniai, tyliai. Ir sako, jums geriau, kad aš einu pas tėvą, nes atsiųsiu jums šventąją dvasią, atsiųsiu globėją, Jėzus pasakė. Ir žodžiu, kaip čia pasakyti, jinai tai veikia gal per sąžinės balsą. Tu kai turi tą santykį su Dievu, tu supranti, tu jauti taip, kad per sąžinės balsą, per tą tokie vidinius kažkokius tai pojūčius, supranti. Tai aš tai suprantu šventąją dvasią. O kaip atskirti, čia sąžinė tau sako, ar šventoji dvasia? Aš manau, vis tiek Dievas, jisai, kaip čia pasakyti, kiekvienas geras davinys ateina iš aukštybių. Ir velnias tikrai neįdės į tave sąžinės balsą tarnauti viešpačiui ir daryti gerus darbus. Velnio tikslas griauti, vogti, žudyti ir pražudyti. Ne gerus darbus daryti, o veikti per tave, kad tu būtų pilnas neapykantos, neatleidimo, nuoskaudų, neigiamų minčių ir kai tu esi pilnas ne Dievo dvasios, tu ką darai? Pyksti, kritikuoji, negali atleisti ir darai darbus priešingus Dievo dvasiai. Bet irgi toksai dalykas, kiek per daugelį metų tarnavimo, vėl, ar tu nori išaukštinti Dievo aplamai darbą, jo vardą ar savo? Čia yra čia motyvai. Čia vėl yra mūsų motyvai ir vėl tu gali pasitikrinti, aplamai darydamas tos pačius gerus darbus, ar tu nori pasipuikuoti, parodyti, koks aš svarbus arba koks aš talentingas, iškelti savo aš, ar tai tiesiog visą šlovę ir visą garbę atiduoti jam. Bet kas liečia tas sąžinės balsas, net jeigu tu ir pasimetęs ir net nežinai, ar tai Dievo sąžinės balsas, ar dar kažkas, tai pasitikrink su bažnyčios nariais, su broliais, su pastoriais, lyderiais. Sako Jėzus, jeigu jūs esate šviesoje, kaip ir aš esu šviesoje, Jėzus pasakė,
jūs turite tarpusavį bendravimą. Ir Kristaus kraujas apvalo mus nuo visų nuodėmių. Pasitikrink, tarp daugelio šventųjų geriau pažįstama tiesa. Viskas, dėl to ir yra lyderiai, pastoriai, vyresnieji, kurie padės susidėlioti, padės gauti atsakymus. Kaip padeda šventoji dvasia paprastam gyvenime? Gal iš pavyzdžių kažką galėsite pasakyti? Nu, kaip čia pasakyti, paprastam gyvenime, nu kaip, tu meldiesi, tu vis tiek kažkaip stengiasi, kur tu bebūtum, turėti tą santykį su Dievu, maksimaliai ieškoti viešpaties visur ir visada. Nu, jeigu tu pilnas Dievo dvasios, nu tai kaip padeda, nu, tu vis tiek gyveni pagal Dievo žodį, tu nori tarnauti viešpačiui, tu skelbi Evangeliją, tu kažkaip esi į kažkokį vidinį, nu, tu jauti tą vidinius pojūčius tokius, nu, viešpats tave padeda, kalba, parodo galbūt, tai yra tavo toks vidinis balsas, nes būna gyvenime situacijos, kai tau niekas nepadės, niekas neatsakys į tavo klausimą, tau reikia ateiti pas viešpatį ir gauti atsakymą iš viešpaties, savo širdies lygyje. Būtent ir yra tai, kad turi tokį ir išminti. Būna kad tokios situacijos, kada atrodo, kaip čia išeiti, to tiesiog Dievas pasako, žinai, kad reikėtų taip padaryti, kad jis realiai tave išveda iš tos sunkios situacijos. Taip pat jis duoda gamtišką ramybę, kurios, pavyzdžiui, gali būti ten kažkas ten tokio sudėtingo, sunkaus, kažkokia tai tokia, aplinka kažkokia tai tokia, o viduj pas tave bus ramybė, šventoji dvasia tau duoda antgamtišką ramybę. Ir aš manau, jis praveda pro tas situacijas visas, nes, žodžiu, tam paprastam būtiniam gyvenime, tai pasaulietiniam gyvenime, ar kažkur, kur tu kažką darai gyvenimiškai, kai tu pasitikį viešpačiu, vis tiek jis tave rodo, ką daryti. Jeigu ir tu meldiesi ir vis tiek gauni, jeigu net nieko negali padaryti, tu atiduodi šitą situaciją viešpačiui. Ir gauni užtikrintumą, kad viešpats įspręs tą situaciją. Bet jeigu tu vėl pasitikį, vėlgi, kitas kraštutinumas, pasitikį ne šventąją dvasią ir ne viešpačiu, o savimi, tada ir ateina nusivylimas, baimė, nerimas, tu nežinai, ką daryti šitoje situacijoje, ieškai išorinių šaltinių ir bandai spręsti, remdamasis išoriniais šaltiniais savo problemas ir dažniausiai tada nusivylė žmogus, nes deda akcentą ant savęs. Bet jeigu tu arba savo karalystę statai ir tos karalystės karalius esi tu, arba tu statai dangaus karalystę, o Biblija sako, kad dangaus karalystė yra mumise. Ir jeigu tenais viešpats Jėzus Kristus yra tas karalius, tu pasitiki jo resursais, juo ir atiduodi situaciją į jo rankas. Ir tada šventoji dvasia per tavo balsą, per tavo vidinius pojūčius išveda iš tam tikrų situacijų. Šiandien rugsėjo 11, aš tik ką dabar pažiūrėjau, mes filmuojam rugsėjo 11 ir manau, kad visi mes atsimenam, kaip Amerikoje buvo didžiulė katastrofa, kada susprogdino bokštus, dangoraižius. Buvo daug kalbų, daug sakė žmonės, kad aš važiavau į darbą, bet pas mane mašina sugedo, aš pramiegojau, nors niekada nebuvo taip. Buvo kažkokios situacijos, kad žmonės laikų neatėjo į darbą, į tą dangoraižį. Galėjo čia Dievas dirbti taip su tai žmonėmis? Aišku, manau, šventoji dvasia ir kalba mums per mūsų vidinius pojūčius. Todėl labai svarbu lavinti santykį su šventąja dvasia maldoje. Bet jeigu tu kartą į mėnesį ateini į maldą arba, supranti, tai tu negali išlavinti, tu gali ir pasitikį vėl savo kažkokiom mintim, nes pasaulis pilnas pykčio, geismo ir tavo galva suteršta tą informaciją. Bet kai tu meldiesi, šventoji dvasia ir padaro skirtumą. Tu atsikeli arba jauti pobūdį melstis už kažką, arba jauti pobūdį vidinį balsą. Neiti kažkur, nedaryti kažko. Prisimena, ten būdavo apaštalai melsdavosi ir šventoji dvasia sakydavo ten apaštalams, neik į tą miestą ir neskelk Evangelijos. Arba ten, tas toks
tie vidiniai pojūčiai mumis. Tai aišku, aš manau, va tie žmonės, kurie va ir kažkas įvyko, galbūt tai tikrai yra, ne galbūt, o įsitikinęs esu, kad tai šventosios dvasios darbas mumyse. Geras pavyzdys. Žinom, šventoji dvasia visapusiškai skirtingai save rodo. Ir yra pranašas, kokie tarnavimai būna. Apaštalas, pranašas, pastorius, mokytojas, evangelistas. 5 tarnavimo. Kokie tarnavimai šventosios dvasios pas jus bažnyčioje yra? Šventosios dvasios dovanos kokios? Jo. Jų yra 9 yra. Žodžiu, kaip čia pasakyti. Stengiuosi, mano kaip pastoriaus tikslas kiekvieno tarnavimo metu, kad viešpats mus aplankytų. Kad žmonės išgyventų Dievą ir susitiktų su juo, o ne su manim, ne su žmogum kažkokiu. Tai, kokie tarnavimai? Aš tai, pas mus ir pranašavimas, ir leidžiam šventai dvasiai tekėti, ir išgydymo dovanos. Ir tenais meldžiamės už išlaisvinimą. Yra dabar, kaip tik dabar atsirado 2 nauji tarnautojai, kurie ypatingai meldžiasi už sielos išgydymą. Išvarinėja tenais demonus, bet labiau jie tenais gilinasi į žmogaus vidinę būseną. Maksimaliai stengiamės, kad šventoji dvasia darytų darbą per mus. Biblijoje parašyta Efeziečiams 5:18, parašyta taip: ir nepasigerkite vynu, kuriame pasileidimas, bet būkite pilni dvasios. Ką reiškia būkite pilni dvasios? Reiškia, kad prisipildytumėme Dievo dvasia santykėje su malda. Malda. Reiškia tai, kad mes, kai meldžiamės, mes prisipildome Dievo dvasia. Ir tai reiškia, kad tas šventosios dvasios ieškojimas, tai ir yra, tai, kad mes prisipildome maldoje šventąją dvasią. Bet gali žmogus melstis kitom kalbom, bet nebūti prisipildęs šventąją dvasią. Aš ten buvo čia toks įdomus labai klausimas, nes būna, kaip čia pasakyti, aš tai manau, čia labai toks sunkus klausimas, bet būna žmonės, kurie pradeda melstis taip garsiai, aš ten vieną sesę žinojau. Po jos maldos ten tikrai ne Dievo dvasia, man atrodo, kad ne šventosios dvasios meldimas, jinai viską permuša, žodžiu, po jos maldos negali nei Dievo ieškoti, nei nieko, supranti, šventoji dvasia ne taip daro. Jo, bet kodėl aš paklausiu, nes irgi mačiau tokių pavyzdžių, bažnyčio žmogus stovi, meldžiasi kitom kalbom, ir jis kažką ten meldžiasi ir žiūri į kitą pusę, matosi, kad jis nemaldoj, bet meldžiasi kitom kalbom. Aš manau, gali taip, bet mes ir vėl kalbame apie maldą. Pavyzdžiui, kai sako Jėzus, ar jūs negalite melstis, prisimenat, kai sako mokiniams, ar jūs negalėjot pasimelsti bent valandą laiko. Ir Biblija pilna rašto vietų kalba apie tai, kad Jėzus eidavo nuošaly melstis į kalną, arba ten anksti ryte nuėjo melstis, arba jis eidavo visą laiką melstis. Ir kalba eina apie tai, kad iš tos maldos, dažniausiai iš tos 100% maldos lieka tik tai maža dalelė maldos, nes mes ne į patį viešpatį susikoncentruojame, meldžiamės kalbomis, o mintise perkam parduotuvėje kažkokias daiktus, ar valom palangę, arba žiūrim, kaip katinas perbėgo, supranti, iš vienos vietos į kitą nuėjo. Todėl mes turime ir dvasią, ir kūną, ir sielą disciplinuoti į santykį su Dievu. Kad ir, mąstytumėm, kad čia dėtumėm pastangas susijungti su Dievu. Tai labai svarbu, aš manau, kad tikrai bandytumėm iš tos valandos maksimaliai ir padaryti tą valandą maldos. Mąstytumėm apie tai, ieškotumėm viešpaties. Tai vat. Gal jūs, Olga, kažką papildysit? Taip, labai svarbu disciplina.
disciplina ir savidisciplina. Nes be to mes, tai ką, kaip vat ir vyras ir sakė, mintis gali paimti, velnis ir bando atakuoti per mintis. Ir daugybė žmonių, iš tikrųjų tokių, vat, kaip pagalvojęs per tokių rimtų tarnautojų, pasižiūrim, bet jų gyvenimai paskui nueina kažkur tai šūnio ant uodegos, kaip sakant. Dėl ko? Dėl to, kad mes pasiduodam. Pasiduodam pasauliui, pasiduodam pagundams, tik ten kažką tai, tos mintis, mes, tas negatyvas mintis pritraukiame save. O tai, kad tiesiog susikoncentravimas, tai yra labai svarbu maldoje, apie kurį pastorius labai ir nemažai mokina, apie maldą, kur mes tiesiog neturim nežiūrėti nieko, o tiesiog susikoncentruoti link Dievo ir melstis, nes tai irgi reikia mokėti. Ne taip paprasta pradėti, pavyzdžiui, aš atsimenu, kaip aš pati, dar tik tai naujatikė buvau ir jis mane mokindavo melstis. Ir atsimenu, man tiesiog tada, tuo metu aš visiškai, kaip sakyti, dar tik tai patirdavau tos naujus potyrius, kad pažinti Dievą, būtent per maldą. Ir aš gėdinausi savo vyrą, aš bijodavau melstis. Tai jis man vis laik sako, taip, dabar užsimerk ten, taip ir taip. Jis stengdavosi taip padėti, kad išmokčiau susikoncentruoti. Nes tai yra labai svarbu. Nes kaip bebūtų, mūsų baimės, ką pagalvos kaimynas, įvairios mintis, kaip ir sakė, tai parduotuvėje ten kažką tai perkite, tai ten koncentracija visiškai ne ten. Bet būtent maldoje reikia išmokti, kad mums susikoncentruoti link Viešpaties ir būti vedami tos dvasios kartu, kaip pavyzdžiui, jeigu ten yra bažnyčioje malda, girdėti, kur, pavyzdžiui, yra vedama, ne, ir pasijungti į tą pačią atmosferą, pasijungti į tą maldą, į tą pačią, toj būti vienoj dvasiai. Tai ir melstis. Nes kas čia gaunasi? Gaunasi tai kaip religinga malda. Kas yra religija? Tam tikras reglamentas, pagal kurį mes darome, pasakė maldą ir tom viskas susibaigia. O kai tu esi pilnas šventosios dvasios ir esi vedamas šventosios dvasios, čia yra tikriausia malda. Kad tu ne vien tik tai atmeldėjai, ten pagal laiką pasižiūrėjai, tokį turi širdį nuostatą ir viskas, o tu esi pilnas šventosios dvasios vedimo. Biblijoje taip pat parašyta Galatams 5 skyrius 22-23 eilutė. Bet dvasios vaisius yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymų. Pasak šią rašto vietą, žmogus nesusiformavęs savo charakterį ir šias savybės gali melstis šventąją dvasią? Aišku, aš manau gali, nes šventoji dvasia ir daro darbą mumyse. Jinai, kai mes meldžiamės, šventoji dvasia, jinai daro darbą mumyse. Jinai dirba su mūsų kažkokia širdim, su mūsų mintim, su mūsų siela. Sako, kas meldžiasi kitomis kalbomis, ugdo pats save. Kai tu meldiesi, tu stiprėji, tu gabus įveikti kažkokias pagundimus, nuodėmes ir įstoti prieš velnio kažkokias atakas. Velnis tik ir bando ten padaryti. Tu tik tai tarnausi tada, kada tu jau būsi šiandien kažkoks tenais, atitiksi tik šitos reikalavimus. Gali melstis tik tai tada, kada tik tai tas ir tas bus. Kiek yra tokių bendruomenių, netgi kur neleidžia melstis kitom kalbom. Bet tai yra velnio melas. Viešpats ir yra ta meilė, kuris mus ugdo, kuris mus skatina keistis. Šventoji dvasia mums duoda laisvę. Ką tai reiškia laisvė? Tai nėra, kad tiesiog tu gyveni pasaulietišką gyvenimą, bet tau duoda laisvę nuo visų nuodėmių. Ir tau net nereikia galvoti apie kažkokią tai nuodėmę, apie kažkokią tai tenais, nežinau, ištvirkavimą, kažkokią tai ten baisius, tokius ten nuodėmės nebūtinai baisius, netgi ir savo gražius, tokius, bet tu jau antgamtiškai, tau net nereikia ten kažką tai taikytis pagal kažkokią, tu jau taip jau natūraliai elgiesi,
kad tau net nereikia jau paskui save kontroliuoti, nes ta švento dvasia duoda antgamtišką laisvę gyventi, kalbėti, išsakyti, visą tai su būtent tyrumu, meilė ir apie ką jūs ką tik ir paskaitėte rašto vietoje. Sako, ant jūsų nužengs šventoji dvasia ir jūs priimsit jėgą. O daugelis bažnyčių atsisakė šitos jėgos, nes jie nesimeldžia kitom kalbom. Giedoti reikia, melstis reikia, kad tekėtų šventoji dvasia. Aš tai skaitau, čia daugelis bendruomenė atsisakė tos jėgos. Toliau pažiūrėsim, ką Biblija sako. Korintiečiams 14 skyrius nuo 1 eilutės iki 5. Siekite meilės ir troškite dvasinių dovanų, ypač kad pranašautumėte. Kas kalba kalbomis, ne žmonės kalba, bet Dievui. Niekas jo nesupranta, nes jis dvasia kalba paslaptis. Bet kas pranašauja, tas kalba žmonių ugdymui, paraginimui ir paguodai. Kas kalba kalbomis, pas save ugdo, o kas pranašauja, ugdo bažnyčią. Aš norėčiau, kad jūs visi kalbėtumėte kalbomis, bet būtų geriau, jei pranašautumėte, nes kas pranašauja yra didesnis už tą, kuris kalba kalbomis, nebent pastarasis ir aiškintų, kad būtų ugdoma bažnyčia. Truputį klausimus kitoks, aš noriu paklausti. Žmogus, kuris nemeldžiasi kitom kalbom, jis gali pranašauti ar ne? Aš manau, kuris nesimeldžia kitom kalbom, aš manau, gal ir gali. Aš nežinau, bet jeigu jis pilnas, kaip pranašauti? Jeigu jis prisipildo Dievo dvasios ir tenais girdi Dievo balsą, aš manau tai, bet iš esmės... Bet galima kitaip paklausti. Iš pradžių noriu paklausti, jeigu žmogus nemeldžiasi kitom kalbom, jis pripildytas šventąją dvasią, ar ne? Galbūt. Jeigu jis nesimeldžia kitomis kalbomis, kažkiek aš nežinau net, kaip čia pasakyti, kai... Na, čia toks sunkus klausimas. Jo, negaliu atsakyti šitą klausimą. Aš tik tai noriu, Andžiau, atsakyti tau į šitą klausimą, kitų klausimų, nes aš net nenoriu apie tai galvoti. Tas žmogus, kuris nesimeldžia kitomis kalbomis, aš manau, galbūt nelabai jis ten ir pripildytas, ta Dievo dvasia. Jis galbūt pripildytas savo mintimis, nes jis atsisako Dievo jėgos. Aš noriu tau atsakyti, kad 18 eilutė rašo, 14.1 korintiečiams, kad dėkoju Dievui, aš kalbu kalbomis už jūs visus daugiau. Paulius apaštalas sako. Aš net nenoriu šito klausimo, kaip čia pasakyti, mano mintis tokia, kad kiekvienas žmogus turi kuo daugiau melstis, tuo daugiau Dievo dvasios bus jo gyvenime. O jisai, apribotas Dievo dvasia, suprantate? Nežinau, kaip ten koks procesas vyksta, bet aš žinau žmonių, kurie nesimeldžia kitomis kalbomis, nes jų galvoje yra tvirtovė, kuri jie buvo kažkada ten baptistų bendruomeniai, atėjo į mūsų bažnyčią, yra žmonės, kurie nesimeldžia kitomis kalbomis ir apskritai ne tik apie mūsų bendruomenę kalba eina. Tai jų gyvenime yra pastovios problemos. Aš jiems sakau, broli, sesė, jeigu tu priimsi jėgą, jeigu įsileisi šventąją dvasią, jeigu leisi viešpačiui daryti darbą tavyje, tu galėsi nugalėti tos pagundimus, pasipriešinsi nuodėmei. Todėl tu ir stovi kaip sukaustytas visas. Jūsų toksai klausimas buvo įdomus. Toksai galintis paimti ir kodėl tu gali net nesimelsti. Net nereikia galvoti apie tai, kodėl tu gali net nesimelsti. Kad ten, pavyzdžiui, jeigu ten pranašauti. Iš karto žmonės tiesiog apie tokius klausimus jie pasiema ir pagauna tai ir kad galvoja, aha, čia tas pats, paėmė, žinai, ir va čia nesimelsiu. Čia net, aš manau, kad yra, kaip gerai pastorius ir sako, nereikia savo, atvirkščiai savo įdėkti tai, kad va, tu gali nesimelsti. Nes Dievo žodis mums aiškiai ir pasako, tu turi priimi jėgą. O tiesiog tu dabar taip pasiemi ir atsisakai tos jėgos. Aš suprantu, gal žiūrovai šiandien žiūri ir jiems vidinis konfliktas ir jie pyksta ir galvoj sproginėja, ką tu čia Mariau ir Olga šneki. O mano pozicija yra aiški, kad tu pilnas Dievo dvasios. Ir norėjau paklausti jūsų poziciją. Tai va, mano aiški pozicija ir aš tikiu, aš pats ant savo gyvenimo išgyvenau, kai aš priėmiau šventąją dvasią, bet aš iškart ją priėmiau
Tarp kitko, priėmiau pačią pirmą atgailos dieną, priėmiau ir iš karto mane ir pakrikštė kitom kalbom. Aš taip išgyvenau Dievą, kad kai, žodžiu, paskui pasižiūrėjau pro langą, pamačiau medį ir žiūriu, jisai žalias. Iš to pilko gyvenimo jisai pasidarė spalvotas. Suprantat, čia tas pats, kas užduočiau klausimą, Andžiau, jums. Tai ar reikia priimti žmogų iš karto atvesti į atgailą ar ne? Nes jeigu tu atvesi iš karto žmogų į atgailą ir juo nepasirūpinsi, velnias sudraskys jį. Ir tada atsiranda filosofija. Tai tada nereikia iš karto skelbti Evangelijos ir gatviai sutikus žmogų netvedinėti jį į atgailą, nes iš karto velnias jį sudraskys. O aš sakau, iš karto reikia atvesti į atgailą. Pirma mintis atėjo tokia, jeigu aš dabar jį neatvesiu į atgailą, jis išeis, visko gali būti. Gal jis mirs iš karto. Tai bus mano kaltė, kad aš jam. Amen, tikrai taip. Todėl čia, žinai, nežinau, kodėl čia toks klausimas, kodėl taip uždavėjai, bet aš tiesiog suprantu ir žinau, kad tie žmonės, kurie meldžiasi kitom kalbom, jie pilni Dievo dvasios ir jų gyvenime progresas vyksta žymiai greičiau negu tie, kurie save apribojo nuo šitos šventosios dvasios dovanos. Dievas myli mus visus, bet jeigu aš renkuosi, geriausia noriu išsirinkti vieni renkasi iš blogiausio geriausio, aš noriu iš geriausio geriausia. Tegul Dievo dvasia pripildo kiekvieną žmogų ir tegul jisai tikrai būna pilnas Dievo dvasios. Amen. Turiu dar vieną tokį provokuojantį klausimą. Taip. Aš buvau konferencijai, jaunimo konferencija, daug žmonių, iš tikrųjų, daug tarnautojų, daug pranašų. Ir balkonas bažnyčios sėdi mergina, gal 20 metų. Ir maldos metu ateina pas ją pranašas ir pradeda jai sakyti, kokia jinai bloga, koks gyvenimas blogas. Ir tuo momentu visa bažnyčia taip pasisoka į ją, į balkoną tą ir žiūri. Ir aš pagalvojau, kad pavyzdžiui, jeigu man taip ateitų pranašas ir pasakytų, koks aš blogas prie visos bažnyčios, mano manimu, aš gal ir neateičiau daugiau į šitą bažnyčią. Tai toks klausimas. Gali, jeigu pranašas taip sako, čia Dievas per pranašą taip sako, ar ne? Aš tai skaitau, tokius pranašus reikia vyti lauk iš karto iš savo gyvenimo, nes tu pats perskaitai 1 Korintiečiams 14 skyrius 4 eilutė. Kas pranašauja, ugdo bažnyčią. Aš manau, tikras Dievo pranašas yra tai, jeigu jam Dievas parodė kažkokius tai problemas, nuodėmes žmogaus gyvenime, tai neatskleidinėti visiems, nes čia tikrai neugdo. Tai skaldo bažnyčią. O geriau ateiti ir melstis už jį savo širdį slaptam kambariuke, melstis už tą žmogų, kad Dievas išvestų jį iš tų nuodėmių. Todėl aš tai skaitau, tai yra neteisinga, aš net nepriimčiau, čia net ne Dievo žmogus, jeigu jis taip viešai atverinėja tokias paslaptis. Čia, manau, ne taip turi būti, nes pats Dievo žodis sako taip. Net nepriimti jokių būdų. Iš tikrųjų, žmogus ir aplamai ne tik tai, kad į bažnyčią gali, jis iš vis gali atsitraukti nuo viešpatės. Toks pranašas turi melstis savo kambariuke už tą žmogų ir kad Dievas padėtų jam įspręsti savo problemą. Arba net, jeigu ir tai būtų, kažkaip geriau viens ant vieno, kažkaip tai turi gal pasakyti. Ir vėl, pavyzdžiui, tam tikrą situaciją, jeigu netgi ir parodė tam tikrus dalykus, kaip tu tai išsakysi. Netgi tai paėmus. Ar tu sakysi, tu ten toks nedorėlis ir visa kita, ar atvirkščiai tavo viešpats duoda laisvę, sakyt. Viešpats tave myli, viešpats tavo atleidžia. Vėl kokiais žodžiais visą tai paėmė ir, išsakai, ne? Ten vėl yra tam tikri niuansai, galima tą pačią situaciją, tą patį žodį, pavyzdžiui, paimti ir išsakyti, bet visiškai kitaip, su meile.
Su Ne, Dievo čia net ne meile. Dievo dvasia, čia net kalbos negali būti, čia net tokių, net reikia saugotis pranašų, kurie atverinėja, aš net savo bažnyčiai net neleisčiau, iškart sustabdyčiau. Net jokių būdų negalima taip daryti. Jo, reikia prisiminti, kad ne visi ne pranašai Dievo nuo dvasia. Dievo. Taip, amen, tikrai. Ištirkite pranašystę. Nes dabargi, tai, kai mes ir žinom, paskutiniai laikai, kur daug atsiras tokių, kur vadina save pranašais. Ir save stato pranašais, ir vadina save pranašais, o patys neturi nei bendruomenės, patys savo vienytinais virtuvėje pasisadinę tenais dar keletą ausų ir jiems tenais Tarnavimo kalba. metu išveda į kambariuką ir ten jiems tipo pranašauja. Čia net ne pranašai. Aš antiek dabar privyso jų daug bažnyčiose, pavienės, ypač pranašės mėgsta tenais ateiti į šeimas ir aiškinti, tu broli skirkė su savo žmona, nes aš tavo būsiu sekanti. Man taip sako viešpats, arba ten, žinai, ateina, supranti, ir pradeda dusgenti ausis kažkokias, vėjus kažkokius. Man irgi rimtai klausimas tada, kas už tave meldėsi, jeigu tu toks pranašas? Kas tavo pastorius? Tu apskritai darbą turi ar ne? Apskritai, kur tavo pasiekėjai? Uždavinėkit va šitos klausimus. Kur tavo pasiekėjai, jeigu tu toks pranašas? Apskritai, atvažiavo iš kažkur, aš pranašas. Kas už tave meldėsi? Kur tavo vaisiai? Pagal vaisius atpažinsite juos. Todėl tokius varyt laukriai, kaip sako mūsų pastorius Aleksėjus Lidėjimas, kaip ta rašto vieta, смотрите, чтобы вас не прельстили. Žiūrėkit, kad jūsų kas neapgautų. Varyti lauk tokius reikia žmonės iš bendruomenės ir neleisti tokiems pavieniams neva pranašams ateiti į žmonių gyvenimus ir, suprantate, sėti įvairias erezijas žmonių gyvenimuose. Suprantate? Tuoj va vieną rašto vietą aš noriu parodyti Romiečiams. 16 skyrius, 17 eilutė. Aš raginu jūs, broliai, vengti tų, kurie kelia nesutarimus bei papiktinimus, prieštaraudami mokslui, kurio jūs išmokote. Saugokitės jų. Tokie žmonės tarnauja ne mūsų viešpačiui Kristui, bet savo pilvui. Saldžiomis ir pataikūniškomis kalbomis jie apgaudinėja paprastas širdis. Jūsų klusnumas žinomas visur, tad džiaugiuosi jumis ir linkiu, kad išmanytumėte, kas gera ir nesveltumėte į blogį. Amen. Vengti tokių žmonių reikia. Dar turiu tokį klausimą, irgi galbūt, irgi, manau, sunkus klausimas. Iškart noriu pasakyti, nenoriu nieko žeisti, nenoriu teisti nieko, bet mes matom šio laikinę tendenciją. Dabar daug yra visokių nestandartinių žmonių su nestandartinė orientacija, netradicinė. Pavyzdžiui, jeigu žmogus ateis pas jūs į bažnyčią. Jūsų bažnyčia ir jūs kaip pastoriai pasiruošę priimti ir dirbti su tokiais žmonėmis, jeigu jie nori pasikeisti. Tai mes ir dirbam. Pas mus reabilitacijos centruose tokių tenais yra žmonių, kad ir kitų orientacijų žmonių yra, ir tie žmonės, ir vyksta Dievo darbas tų žmonių gyvenimuose. Suprantate, jeigu jisai skleidžia ir daro savo darbą, taip, mes stabdysim tai ir varysim lauk iš mūsų bendruomenės, nes šita dvasia šlykšti, kuri bando prasiskverbti į kito žmogaus gyvenimą. Bet jeigu žmogus jisai pasiruošęs keistis, ir yra tokie žmonės, nes jie didžioji dalis ten įvairūs sudaužyti gyvenimai, tai yra sužeisti žmonės, tai yra patyrę prievartą žmonės, kodėl jie šiandien tapo tokiais. Mūsų darbas kapstytis, mūsų darbas padėti tiems žmonėms gauti sielos išgydymą, kad jie įsileistų viešpatį ir viešpats išgydytų ir atstatytų jų gyvenimą ir taptų jų viešpats Dievas. Bet jeigu jisai nenorės to daryti, tada reikės priiminėti kažkokius sprendimus. Bet, pavyzdžiui, jeigu jis nori ir jūs pastoriai priimat, bet jūsų bažnyčia patys žmonės nepriima.
Nu, Andžiau, daryti reikia tai melstis viešpačiui ir dirbti su savo širdim. Aš kaip pastorius, mano darbas padėti žmonėms susitikti su Dievu, kad jie išgyventų viešpatį. Aš negaliu už kiekvieną žmogų nešti atsakomybės. Jis turi pereiti iš logos abstrakčiai į remą, konkretus žodis konkrečiam asmeniui, kad turėdamas santykį su Dievu, tegul jam užduoda tos klausimus, kodėl vyksta su jo širdim taip, kodėl jis nekenčia tų žmonių. Yra įvairių žmonių bendruomenė. Mes turim pereiti į tą artimą santykį su Dievu. Ir kai jau tie žmonės tikrai turės maldą ir artimą santykį su Dievu, aš manau, viskas įsispręs ir jisai supras, ką toliau jam daryti. Kiekvieno širdies nuostata viešpats nori, tegul jis aiškinasi santykius su Dievu. Aišku, aš maksimaliai diskutuoju su tais žmonėmis, broliais, seserimis, jeigu kažkas vyksta, nes įvairių situacijų būna, kažkas ten kažkokie skilimai vyksta, įsižeidžia, skyrėsi, tuokėsi, arba ten kažkas kažką padarė, kai kas negali atleisti. Mes tai turim panašėti Kristų, tapti panašiais į Kristų, kuris dirba su mūsų širdim, pripildo mūsų gyvenimus. Tai jeigu jis ten kažkaip kažko nepriima, tai ką aš galiu padaryti? Aš meldžiuosi ir už jį, ir už visus meldžiuosi. Čiagi mes nėra taip, kad dabar bažnyčia yra iš vieno žmogus, jam jis nepatinka. Bet tai yra Dievo namai, kur kiekvienas gali atrasti savo aplamai. Gerai jaustis bendruomenė, kad būti priimtas. Tai bendruomenėgi nesusidaro iš kelių žmonių. Dėl to ir, pavyzdžiui, yra tie labiau su tais bendrauja, tie taip bendrauja, tie taip bendrauja ir visa kita. Ir tai yra ta pati nuodėmė. Kas iš mūsų nenudėmingas, ne? Mes tada mane pirmą sakmenį. Tai tas pats, jeigu tu labiau tas žmogus, kuris netgi yra ne tos orientacijos ar panašiai. Ir jis supranta, kad jam yra blogai, kad jam reikalinga pagalba, kaip jūs ir uždavėte tą klausimą, ne? Tai čia net nesvarstamas dalykas. Žmogus nori išeiti iš to. Jis jau parodo visas, reiškia, jeigu jis jau kalba, kad taip, aš gyvenu tokį gyvenimą, bet šiandien aš nebenoriu, taip, aš noriu ateiti pas Kristų. Valio. Bet tos nuodėmės mes nepalaikom. Ne, tai jeigu jis sako, kad aš nenoriu būti su ta nuodėmė, viskas tvarko. Aš dėl to ir pabrėžiau, kad jis pats nenori, jis nori atsikratyti. Taip, tai tas pats kaip ir žmogus, kuris, nežinau, ten kažkokį tenais padarė kažkoks tai įvykį, ne, ten kažkoks tai jo buvo gyvenime ir šiandien jis ateina atgailauja, tai yra ta pati nuodėmė. Tai kuom skiriuosi aš ir tas žmogus, tai yra ta pati padaryta nuodėmė. Ir jeigu žmogus nuoširdžiai atgailauja, nori pasikeitimo, šaukiasi Jėzaus. Už to stovi nuoskaudos, velnės, demonai, žaizdos ir taip toliau. Todėl nieko čia, kaip čia pasakyti, per savo tarnystės metus visokių dalykų prisiklausiau, mačiau ir tie, kas nori keistis, jie tampa laisvais, kas deda pastangas. O kas nenori, tai ir nepalieka savo nuodėmės. Nelabai dabar realiai, kaip mes tarnavome įvairiai žmonėms, tai šiandieną jūs mūsų nieko nenustebinsit. Ar ten orientacijas ten kažkokios tai kitokios, ar nuodėmės. Ypač priklausomybės rytyje. Ko ten tik tai nėra, patikėkit, kokių ten tokių nuodėmių ir tik nėra. Šiais laikais didelę paklausą turi psichologijos mokslas. Mes matom, kad kas antras žmogus nori eiti į vizitą pas psichologą. Kaip jūs galvojate, pastorius turi išmanyti žmogaus psichologiją ir tobulėti šioje srityje? Aš kitaip jums atsakysiu šitą klausimą klausimu. Ne klausimu, o tiesiog kiekvienas, mūsų išvis, kokia yra bažnyčios vizija. Kristocentrizmas, profesionalizmas ir patepimas šventojoj dvasioj. Viskas sukasi aplink Kristų, mūsų gyvenimo centras yra Kristus. Viskas sueina į bažnyčią, pas viešpatį. Antras - profesionalizmas, kad bažnyčia būtų kiekvienas iš mūsų atrastų save ir tobulėtų tam tikroj srity. Ir jeigu pastorius įsilavinęs, 10% už tai jam.
nenoriu čia nieko įžeisti, jeigu žmogus tobulėja, kitaip pasakysiu, arba auga, bet kur tobulėja, gauna kažkokį išsilavinimą, tai yra geriau, negu jo neturi. Bet aišku, pirmoji eilėje turi būti viešpats, nes tai yra labai įdomus klausimas ir šita psichologija iš esmės labai daugelį žmonių nunešė, atitraukė nuo viešpatės ir jie pradėjo skleisti įvairias herezijas. Suprantate, kad turėti išsilavinimą gerai, bet tai tavo gyvenimo pirmoje vietoje turi būti viešpats Dievas. Amen. Pasakoju istoriją vieno pastoriaus. Žodžiu, nemaža bendruomenė yra ir jo sūnus pradėjo vaikščioti pas psichologą. Pastoriaus sūnus, pas į didelę bažnyčią. Ir vieną dieną ateina sūnus ir pareiškia tėvui: tėti, aš supratau, kad tu mane visą gyvenimą vertei tikėti į Jėzų Kristų, todėl aš šiandien priimu sprendimą būti gyvenimo centru ir netikėti Dievu ir nustoju vaikščioti bažnyčią, nes aš darysiu taip, kaip aš noriu. Čia didžiausia tragedija, kokia gali būti. Nes tie psichologai, nedaug Dieve, tu pateksi pas tą psichologą, kuris, kaip jie moka, tugi gyvenimo centras, pasirink, kaip tu ką nori, kas čia tave verčia, nieks tavęs versti negali. Varyk į lauk savo, ten, pavyzdžiui, skiriasi šeima, palik tą partnerį, susirasi kitą. Nedaug Dieve patekti pas tokį specialistą. Tai ir žmonių gyvenimai sugriūna. Todėl aš visą laiką sakau, ateikit pas savo pastorius, ateikit pas savo lyderius, pasikonsultuokite. Yra tikrai gerų daug specialistų. Ir jeigu tikrai tai yra krikščioniški pagrindai kažkokie, tai kažkaip todėl ir turi bažnyčiai tobulėti tie krikščionys ir gauti išsilavinimą, kad mums nereikėtų eiti į pasaulį kažkokių paslaugų gauti, kad bažnyčiai būtų apmokyti krikščioniški, dieviški psichologai, ten kažkokie dar specialistai, suprantate, juristai, teisėjai, suprantat, prokurorai, Seimo nariai. Mesgi esame žemės druska ir šviesa pasauliui. Mes pašaukti daryti įtaką. O paskui, kaip daugelio bažnyčių, nenoriu nieko įžeisti. Žodžiu, politika tai purvas. Klausykit, sakau, kai ateina bedieviai, LGBT, homoseksualistai, bedieviai ir priiminėja savo įstatymus ir mus spaudžia, visi tada verkšlena. O jeigu užims bažnyčia ir krikščionys poziciją, gaus išsilavinimą ir ateis tenais tikinti žmonės į Seimą ir sakys, mes priimam krikščioniškus įstatymus, mes priešinamės LGBT ideologijai, mes nesutinkame vienos lyties santykiams, mes prieš narkotikus, mes prieš, suprantate, prieš visą šitą blogį. Tada jie galės priiminėti įstatymus. Todėl reikalingi, aš manau, bet kokiu atveju bažnyčiai tobulėjimas ir išsilavinimas, kad žodžiu, tai geriau negu jo nėra. Bet tai nereiškia, kad tu negali tarnauti viešpačiui. Tai nereiškia. Mes ir skatiname, kad žmonės mokintųsi, mes skatiname... Mes ir patys aš jau studijas baigiau, nors aš jau apsigyniau magistrą. Ir skatiname mūsų bendruomenės narius gauti išsilavinimą ir maksimaliai dėti pastangas, kad būtų išsilavinę žmonės. Mums reikalingi išsilavinę, išprusę krikščionys, nes tai galėsim padaryti didesnę įtaką. Bažnyčiagi pašaukta daryti įtaką pasauliui. Ne pasaulis bažnyčiai, o bažnyčia pašaukta daryti pasauliui įtaką. Mūsų tokia pozicija. Mes esame žemės druska ir šviesa pasauliui. Kaip pili druskai sriubai, jinai keičia skonį. Mes pašaukti įtakoti tą pasaulį, kuris pilnas godumo, nuodėmės ir taip toliau. Todėl ir kai bedieviai priiminėja įstatymus LGBT, vienalyčiai santykiai, narkotikų ir dekriminalizavimas, Stambulo konvencija ir begalė visokių kitų įstatymų, krikščionys tyli, nes kas jos leisi tenais į Seimą, jeigu jie neturi išsilavinimo. Todėl mes turim gauti išsilavinimą ir atėję į valdžią užimti krikščionišką poziciją,
ir priiminėti savo įstatymus, kurie bus priešingi šitiems bedieviškiams įstatymams, suprantate? Todėl jūs žinote, kad Hitleris nepažeidė nei vieno įstatymo. Hitleris įstatymą padarė pagal save. Jūs įsivaizduojate? Jis savo ideologiją užkrėtė visus. O šiandien mes krikščionys sėdi krūmuose, filosofuoja, šaukia aleliuja, neturėdami įsilavinimo ir, žinai, žiūrime, kodėl mūsų engia pasaulis, kodėl mūsų bažnyčia kažkur tenai šone, kurios nuomonė visiškai nerūpi. Anksčiau kaip būdavo? Jeigu eidavo kažkas į karą, ką jie darydavo? Eidavo pas pranašą, sakydavo, pranašauk man, kaip, ar mes eiti į karą ar ne, ar mes laimėsim šitą karą ar ne. Anksčiau pranašo balsas turėjo tokią didelę reikšmę. O dabar kas? Bažnyčia sako, jūs būsit galva, o ne uodega, viršuje, o ne apačioje, o gaunasi vos ne atvirkščiai. Bažnyčios žmonės bažnyčia tai vat ir turi eiti prieki visų įvykių, kurie įvyks čianais. Turi būti išsilavinę žmonės, bent siekti to, čia mano tokia nuomonė, bent siekti kažkaip tobulėti visur. Ar tu tarnautojas, tu tobulėk savo toj dovanoj, kurią viešpats Dievas tau davė. Tai va, aš manau, va, tokia mano pozicija yra. Kad mes žemės druska ir šviesa pasauliui. Ir jeigu krikščionis įtakos ir užiminės konkrečią bažnyčią, užiminės konkrečią savo poziciją, jinai nėra atskirta nuo valstybės, nuo visuomenės. Jinai nėra atskirta. Nors kiti sako atskirta, nereikia tenais tą politiką leisti. Kalba eina apie tai, kad mes užimtumėm savo poziciją. Ir mes turėtumėm balsą. Taip, ir kaip gerai, kai bažnyčių yra įvairių įsilavinusių daug žmonių. Aš nesakau, kad blogai yra, Dievas myli mus visus, bet būtų geriau, kad, žodžiu, mes galėtumėm daugiau padaryti, kai turime kažkokį tobulėjimą savo, mūsų gyvenime vyksta kažkokie pokyčiai, tobulėjimas įvyksta. Algai, gal turit kažką papildyti? Dėl psichologo, ne, buvo klausimas. Nes čia. Tai be abejo, visos profesijos yra reikalingos, bet tik svarbiausias yra tai, kad kristocentrizmas. Čia yra viso pirma. Amen. Ir ta pati jėga gali būti statanti arba greunanti. Vėl kieno rankose visa ta pati informacija. Kaip vyras mano minėjo, mes taip pat studijuojame, ir aš šiais metais į magistrą įstojau, taip pat tenais irgi yra nemažai psichologijos ir panašiai, bet kieno rankose jį? Ką aš darysiu su to? Aš noriu tiesiog to informaciją tarnauti žmonėm. Man reikalinga informacija tam, kad aš galėčiau kokybiškiau, profesionaliau atlikti tarnavimą, Dievo darbą, kad galėčiau išmokti, išvelgti gal kažką tai, bet visa tai yra daroma su šventąja dvasia. Kuo skiriasi tas psichologas, jis neturi tos šventosios dvasios, kurios, pavyzdžiui, jeigu aš turiu tas žinias, kurios yra, kaip ir jūsų klausime, būtent apie psichologiją, aš jas turiu ir nemažai, bet aš ją panaudoju tik su šventosios dvasios veikimu. Būtent per tas konsultacijas mes ir meldžiamės ir prašome šventosios dvasios veikimo. Ačiū Dievui už tas žinias, kad jos yra, bet jos yra savo vietoje. Ir aš manau, kuo daugiau mes būsime išsilavinę, tuo daugiau mes galim padaryti Dievo darbo. Tai mano toks būtų atsakymas. Mūsų pagrindinė vertybė viešpats, Biblija, ir mes statome savo gyvenimą pagal principus, kurie yra parašyti Biblijoje. Nei į kairę, nei į dešinę mes nesiruošiam nuklysti ir tie psichologai dažniausiai patraukia Dievo žodį į šoną ir pradeda kažkokias skleisti erezijas. Tai labai yra blogai. Todėl, kaip ir sako Olga, tikrai reikia atsirinkti. Vedami šventosios dvasios tikrai yra daug geriau, kai tu turi kompetencijos ir žinių patarnauti žmogui. Kokie tarnavimai vykdomi jūsų bažnyčiai? Tai įvairūs. Tai kaip ir visur, šlovinimo tarnavimas, vaikų tarnavimas yra, maldos tarnavimas yra, sielos išgydymo tarnavimas dabar yra,
išlaisvinimo tarnavimas yra, evangelizmo, toks evangelizmo mes darom tokius bendrus tokius išėjimus su bažnyčia. Tai vat. Jūs sakėte dar reabilitacijos Taip, va, dar reabilitacijos yra tarnavimai, dirbam su priklausomybė sergančiais žmonėmis, su benamiais dirbame, su senukais dirbame. Tai vat. Gali truputį apie reabilitacijos centrą papasakoti? Gal aš dar pridėsiu jūsų duomenis reabilitacijos centro YouTube kanalą, kad po video aprašyme, kad jeigu kam reikės, tai kad kontaktai būtų. Pas mus dabar tokie kaip savarankiški gyvenimo namai labiau, tenais įvairūs žmonės, kurie turi įvairias priklausomybės, neturi kur gyventi, ten šeimos gali būti visokios, jie jie gali gyventi pas mus ir mūsų tikslas pagrindinis tai yra Kristus, kristocentrizmas, kad jų širdise jie įtikėtų į Jėzų Kristų. Aišku, stengiamės juos vežti į bažnyčią, kad jie taptų bendruomenės dalimi. Nes tai vat, ir dirbam su tai žmonėmis, nes didžioji dalis tų priklausomų asmenų tai yra problemos vaikystėje, kurios įvyko kažkokios traumos, skyrybos, prievarta. Nieksgi neplanavo toks gimti benamis ar narkomanas, ar kad jį tenai stumdytų visi. Ir kai tu pradedi analizuoti jo gyvenimą, tu supranti, kad ten daug skausmo ir prievartos. Ir vat, šventoji dvasia daro darbą šitų žmonių širdise. Ir mūsų darbas, kad jie priimtų Kristų, kuris gali išgydyti tas visas žaizdas ir jie priimtų Kristų į savo širdį. Senelių namuose, aš jiem irgi sakau, mes esam krikščioniška bendruomenė. Pagrindinis darbas, kad jų širdise būtų Kristus. Kaip tarnauti ir džiaugtis tame? Jeigu tu tai darai pagal pašaukimą, turi santykių su Dievu, aš manau, kiekvienas žmogus, kuris tai daro pagal pašaukimą, jis bus laimingas. Bet jeigu tu atradai darbą, esi ne savo vietoj, tu ir visus kitus erzini ir pats kankiniesi. Todėl bažnyčios tikslas padėti mums kaip pastoriams, žmonėms atrasti savo pašaukimą, savo talentus, kuriuos Dievas įdėjo į mus, kad jie galėtų juos realizuoti pagal savo pašaukimą. Jeigu tu atrasi savo pašaukimą, tu būsi pats laimingiausias žmogus tarnauti viešpačiui, nes jis pasakė, aš padarysiu skirtumą tarp tarnaujančio ir netarnaujančio man. Ir aplamai manau, kad kiekvienam iš mūsų yra Dievo įdėta būti reikalingam. O tu gali save jaustis reikalinga, kada tu darai tai, kad tu geriausiai sugebi. Ir dėl to kiekvienas turi, kaip ir kalbėjote, jūs uždavinėte klausimus nemažai apie tas dovanas, ką kiekvienas geba padaryti. Taip pat, jeigu liečiant mane asmeniškai, tai pradžiai aš vieną tarnavimą vedžiau, kai tarnavimas priklausomiems asmenims, o paskui viešpats keitė mano gyvenimą, šitaigi mane ugdė, aš augau kaip asmenybė. Šiandien aš jau darbuojuosi, tarnauju jau moteriams, šeimoms, dalinuosiu žodžiu. Ir taip pat ir mūsų bendruomenės nariams mes kiekvienam leidžiame atsiskleisti ir augti Dieve. Skatiname, kad jie taip pat neužsidarytų tik tai tame lygyje, kad jie augtų, kad vyktų juose Dievo darbos. Ir tai yra nuostabu. Net ir šiandieną, jeigu tu, pavyzdžiui, kažkoks tenais esi tvarkdarys ar panašiai, tai nereiškia, kad turi būti visą gyvenimą jų. Taip, mesgi prisipildome Dievo žodžių, mes augame, mes bendravome, mes turime tarpusavę bendravimą, mes skatiname taip pat, kad žmonės kažkaip tai investuotų į save, mokytųsi, kad jie kiltų. Ir viešpats taip pat, aš manau, to nori, kad mumise yra tiek dovanų, kad mes patys net neįsivaizduojame, kiek yra įdėta paties Dievo. Ir kitą kartą mes net nepagalvojame, kad tiek daug galiu aš padaryti. Tiesiog žmonės kitą kartą užsikompleksavę, turintys daug baimių. O jeigu nepavyks? O kaip kitaip? Jeigu tu nepabandysi. Tad čia yra bažnyčia, puikiai yra dirba augti kiekvienam. Ačiū labai už atsakymus. Ačiū, kad likote su mumis iki galo, rašykite komentarus, spauskite like, prenumeruokite kanalą. Pasimatysime sekančią kartą.
Ačiū Jums labai. Ačiū. Ačiū.